Sveiki gyvi, aš Osvaldas Vagelis, o jūsų dėmesio laida apie Manijos moksleivių krepšinio lygą ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Netrukus matysite. Apdovanoti geriausi moksleivių krepšinio lygos metų treneriai ir naudingiausi lapkričio mėnesio žaidėjai. Taip pat jūsų laukia pokalbis su sėkmingai po traumos sveikstančiu Jonu Mačiuliu ir svarbiausios MKL naujienos. Kiekvienų metų gruodžio mėnesį Manijos moksleivių krepšinio lygoje renkami 2 geriausi metų treneriai. Visos MKL mokyklos balsuoja už geriausius vaikinų ir merginų ekipų specialistus. Neišimtis ir šie metai. Geriausiais 2011 MKL treneriais buvo pripažinti Barselonos olimpinių žaidynių prizininkas, Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro strategas Arūnas Visockas, su Saboniukais praėjusį sezoną laimėjęs 2 MKL aukso medalius 17-mečių ir 18-mečių vaikinų pirmenybėse, bei Vilniaus krepšinio mokyklos specialistė Dilera Velišajeva, kuri praėjusiame sezone su savo auklėtinimis laimėjo jaunių merginų krepšinio čempionatą, o pačiai treneriai vasarą buvo patikėta treniruoti šalies 16-mečių merginų rinktinę. Sveikiname metų trenerius ir mes, bei kviečiame artimiau su jais susipažinti. Gal aš niekada gyvenime nesikėjau tapti geriausių trenerių, paprasčiausiai eidavom į aikštelę su komanda ir bandydavom laimėti kiekvienas varžybas. Bet aišku, malonu, kad vertinu taip. Pats iš tikrųjų, ne vieną net 10-metį žaidėte krepšinį, ar labai skiriasi trenerio duona nuo žaidėjo duonos? Na, iš tikrųjų yra panašumų, bet ir tuo pačiu skiriasi. Atvirai pasakius, žaisti buvo žymiai maloniau, o trenerio darbas kainuoja žymiai daugiau nervų ir daugiau pergyveni dėl nesėkmės. Krepšininkai dažnai sako, kurie žaidžia krepšinį ir pabando, tarkime, pravesti treniruotę arba paragauja tos trenerio duonos, sako, kad pasikeičia, truputėlį požiūris į visus tos reikalus. Jūsų atveju taip nebuvo? Tai buvo, iš tikrųjų, aišku, žiūri žymiai, kaip sakyt, plačiau į žaidimą, nes tu, kaip būdamas treneriu, atsakingas už visą komandą, o žaidėjas žiūrėdavai ten, kad savo darbą padaryti. Tai žymiai platesnis požiūris. Minėti iš tikrųjų, kad trenerio darbas yra daug labiau emociškai sunkus galbūt, bet kas labiausiai jūs, pavyzdžiui, žavi šiame darbe? Čia yra panašumai, kaip ir su žaidėju, tai pergalė žavi. O tas jausmas, kai matai žaidėją ne vienerius metus, kuris tobulėja, auga? Be abejo, šitas irgi momentas vienas iš svarbiausių, kada matai, kada jie išeina jau į profesionalų krepšinį, tai teikia didelį pasitenkinimą. Šiemet iš tikrųjų Sabonio mokyklai labai gerai sekasi, jūsų komandai 8 pergalės, ne vieno pralaimėjimo kol kas, tai auginat tokį tikrą nugalėtojo mentalitetą? Stengiamės tai daryti. Ir kaip minėjau, jau 3 žaidėjai praktiškai nežaidžia čempionate, tik tai prisijungs nuo play-offų, kurie žaidžia nacionalinėje krepšinio lygoje. Ir dabar atsakomybė tenka kitiems žaidėjams didesnė, bet jie kol kas nenuvilia manęs. Arūnai, ar pamokote žaidėjus firminių judesiukų, kurios pats naudodavote krepšinio aikštėje? Savo tą firminį puskablį būtų gal sunku, kad kažkas įvaldytų, nes jis buvo netaisyklingas. Žinot, man labai malonu, kad gavau tokį prizą ir iš viso, kad buvau pastebėta, kaip pasakyti, daugiau man atrodo, kad nėra ką sakyti, visi stengiasi prie to ir viskas. Galime sakyti, kad toks gana netikėtas, nelauktas įvertinimas? Žinot, tikrai nelauktas ir netikėtas, todėl kad praeitas metus buvo tokie, kaip visi eiliniai metai. Ir nebuvo tokio nieko stebuklingo, kad buvo kaip visada darbo kaip darbo. Dilera, iš tikrųjų treniruojate ne vieną komandą. Kaip viskas spėjote iš tikrųjų suderinti visas tas komandas? Nespėjau, kaip pasakyti, gyvenu praktiškai salėj. Man pasisekė, pasisekė. Aš turiu vyrą, kokį mane supranta puikiai. Ir žino, kad krepšinį čia yra mano gyvenimas, taip kaip mano vyra. Ir taip, dirbam ir viskas. Nesusimaišote kartais tarp krepšininkų, vardų nepainiojate? Ne, vardų ne, iki to nedaėjau. Manau, kad nedaėjęs, tik yra sunku, aišku, yra sunku. 3 komandas žaidžia pagrindiniam divizionė, 8-tukė.
žinot, kiekviena reikalauja, amžius yra skirtingas, nu, reikia dirbti. Iš tiesų, tos jūsų komandos yra labai skirtingo amžiaus, tad ar labai skiriasi treniravimas būtent, na, tų jau praktiškai saugusių merginų jaunių ir, pavyzdžiui, mergaičių? Aš turiu jaunius panelės 95 metų, jaunutis 96. Tam nedidelis skirtumas, to galima praktiškai treniruoti vyksta vienodai. Mažylė, kokie žaidžia manė, nu, aišku, dar neturi to viską, ką turi vyresniai, su juo reikia biškai kitaip dirbti. O jūs, kaip treneri, esate griežtesnio būdo ar visgi leidžiate daugiau aikštelėje krepšininkams? Leidžiu daugiau, leidžiu improvizuoti, manau, kad krepšinį čia yra malonumas. Negalima žaisti taip dėl to, kad žaisti būtent, žinot, taip, kaip pasakė treneriai. Reikia mąstyti, galvoti, gal reikia kažkada pakeisti sprendimą treneriai, sužaisti kitaip. Iš tokių situacijų aš negriežta. Kad treneriai gal griežta, leidžiu vaikam improvizuoti. Iš tikrųjų, pati ne vienerius metus žaidėte krepšinį, profesionaliai esate ir Lietuvos čempione tapusi. Ar labai skiriasi iš tikrųjų trenerio darbas nuo žaidėjo? Labai skiriasi. Gal netapo treneriu, negalėjau suprasti, kas čia reiškia, ką treneris nuo manęs nori. Dabar puikiai supratau, kiekvienas treneris mato savo vizijos krepšinį. Ir nori, kad vaikai būtent taip žaistum, kaip nori treneris. O vaikai turi savo manimus, gali kažką padaryti kitą. O ar pelnytai, būtent šie specialistai buvo pripažinti metų geriausiais MKL direktorius Dainius Čiuprinskas. Arūnas Visockas jau praeitų metų finalinėse ketvirtuose įrodė savo kaip trenerio sugebėjimais ir tapęs su metais jaunesniais tapo čempionais vyresniųjų grupėje. Tai buvo pirmą kartą istorijoje, tai aš manau, net nebuvo klausimų, kas taps ir pagal taškus jisai ženkliai aplenkė visus kitus, tai manau tikrai džiugu, kurį treneriai įvertino kiti kolegos, o Dilara Vilešaiva visą laiką buvo mūsų trenerių rinkimuose trejetukuose ir šiais metais matyt kolegos nusprendė, kad jau laikas įvertinti už gerą darbą ir Dilarą. Lapkritį Manijos moksleivių krepšinio lygoje ryškiausiai žibėjo Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtinis 17-metis Lukas Lekavičius ir Vilniaus krepšinio mokyklos atstovė 15-metė Dalia Belickaitė. Už puikius pasirodymus naudingiausi mėnesio MKL žaidėjai apdovanojami Rybo krepšinio bateliais ir Manijos saldumynais. Lukas Lekavičius lapkritį savo komandai jaunių vaikinų A krepšinio čempionate padėjo iškovoti 3 pergalės iš tiek pat galimų, rinkdamas vidutiniškai po beveik 29 taškus ir daugiau kaip 34 naudingumo balus per susitikimą. Gynėjas praėjusią sezoną triumfavęs net 2 Manijos MKL čempionatuose geriausia savo rungtynes sužaidė su antraja Arvydo Sabonio krepšinio centro ekipa. 35 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir net 43 naudingumo balai. O mače, kurio vaizdus dabar ir matote, Lukas pelnė 35 taškus, pridėjo po 8 atkovotus kamuolius ir rezultatyvius perdavimus, bei saboniukams padėjo švęsti eilinę pergalę prieš Vilniaus krepšinio mokyklą 1-94-64. Tuo metu Dalia Belickaitė Manijos MKL pirmenybėse atstovauja net 2 Vilniaus krepšinio mokyklos komandoms – jaunių ir jaunučių merginų čempionatuose. Gynėja, kuris savo jėgas jau spėjo išmėginti ir Lietuvos moterų krepšinio lygoje, lapkričio mėnesį vyriausiųjų čempionate sužaidė 2 rungtynes ir abiejose padėjo vilnietėms iškovoti pergales, rinkdama vidutiniškai po 21 tašką, 8,5 atkovoto ir net 9,5 perimto kamuolio, viso po 33 naudingumo balus. Mače su Vilniaus pirmąja ekipa Dalia pasiekė ir trigubą dublį – 19 taškų, 11 atkovotų ir 10 perimtų kamuolių. Rungtynėse, kurių ištraukos dabar jūsų ekranuose, Dalia pelnė 34 taškus, atkovojo 6, perėmė 7 kamuolius ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. O Vilniaus krepšinio mokykla 2 jaunieji talentai namuose privertė kapituliuoti Šiaulių Saulę Kornį 1, 87-51. Taigi dabar jūsų dėmesio pokalbiai su abiem mėnesio herojais. Lukai, tai sveikinimai su naudingiausiu lapkričio mėnesio moksleivių krepšinio lygos apdovanojimu, ar labai netikėtas buvo toks įvertinimas tau? Nežinau, tikėjausi, gal vis tiek gerai sekėsi šį mėnesį. Praeito, tai galvojau, galbūt išrinks.
Dauguma iš tiesų žaidėjų sako, kad svarbiau yra komandiniai rezultatai, o ne asmeniniai. Aišku, visų pirma svarbiausia komanda, bet ir toks apdovanojimas tikrai labai reikšmingas. Ir tikrai motyvuoja toliau dirbti, stengtis. Na, tą lapkričio mėnesį žaidėjai 3 rungtynes, geriausias turbūt buvo su Sabonio krepšinio centro. Antrąją komandą ten buvo netgi 43 naudingumo balai, 35 taškai. Tai vienas geriausių karjeros rungtynių. Tai turbūt pačias geriausias, bet komanda nėra stipriausia, tai nežinau, gal ir geresnių rungtynių buvo prieš stipresnes komandas. Tai galbūt lengviau žaisti prieš pažįstamus varžovus. Tai vis tiek jaunesni žaidėjai, netokie patyrę. Šiais metais kol kas turite 8 pergalės, nei vieną pralaimėjimo komandinėje įskaitoje. Tai praeitas sezonas taip pat buvo labai sėkmingas, na pats asmeniškai iškovojai 2 aukso medalius, tai nenugalimųjų mentalitetą ugdotės tokį. Tai tikrai esame stipri komanda. 3 dabar jau žaidžia dubleriuose, tai jie sugrįš vėl ant finalinių rungtynių. Tai manau vėl mes išėjame. Tai teks išleisti naudingiausią vietą? Galbūt. Tai kaip suprantu, šį sezoną tikslas maksimalus yra, vien tik apie auksas, pirmą vietą daugiau nieko negalvojate. Daugiau nieko, vien tik auksas. Lukai, kiek jau ilgai pats žaidži krepšinį? Žaidžiu ilgai, nuo 7 gal metų. Jau beveik 10 metų, kaip žaidžiu krepšinį. Ar turi kokį nors idealą, į kurį norėtum lygiuotis, mėgstamiausią krepšininką? Ne, neturiu. Nu, iš lietuvių gal Šarūnas Jasikevičius. Dėl to, kad pozicijos jūsų panašios. Taip. Na ir Lukai, iš tiesų dar, ką reikia padaryti, kad laimėtum tokį apdovanojimą, kiek reikia to darbo įdėti, ką reikia tiesiog nuveikti? Tiesiog stengtis per treniruotės, dirbti iš jėgų, per varžybas, taip pat atiduoti visas jėgas. Praėjusį mėnesį, spalio mėnesį, naudingiausios mėnesio žaidėjos rinkimuose likai antra, dabar nusprendė kopti į viršūnę. Taip gavosi. Kažkaip norėjau parodyti, ką galiu daugiau. Tai tas apdovanojimas nebuvo labai netikėtas. Nežinau, buvo vis tiek netikėtas, nes, nelabai aš seku tą savo statistiką, tiesiog žaidžiu, o vėliau gaunas, kad kartais taip užsuku, pasižiūriu, kaip čia sužaidžiau, kiek čia taškų pasakiau ir taip gavos, kad tėtis taip pasakė, pasveikino, su kuo čia sveikinai, pasakė, kad buvau naudingiausia žaidėja. Iš tikrųjų labai nustebau, nes negalvojau, nes tikrai yra žymiai daugiau ir su vyresniem žaidžiu tikrai negalvojau, kad būsiu geriausia. Ką tau reiškia toks apdovanojimas? Labai daug reiškia, nes vis tiek 2 metais vyresnių žaidžiu turnyre ir su vyresniem žaidžiu komandų ir gauti geriausias žaidėjos titulą, tai iš tikrųjų labai daug. Na iš tiesų, sužaidėjai kelias puikias rungtynes tą lapkričio mėnesį, vieneriose iš jų netgi buvai pasiekusi 3 dublį. Ar paskui buvai nustebusi pamačius protokolę tos skaičius? Buvau labai nustebusi ir visi draugai parašė, sako, kaip čia 3 dublį ir taip toliau, tai buvo taip, wow, iš tikrųjų 3 dublis, taip labai fainai. Beje, tavo vidurkis, bent jau lapkričio mėnesį yra 9,5 perimto kamuolio, tai galbūt studijavai Ricky Rubio žaidimą, ar iš kur tie kamuolio vogimo tokie įgūdžiai? Net nežinau, tiesiog žiūri žaidėją, kamuolį seki ir taip, bet nežinau, turi tokią uoslę kaip kamuolį, net nežinau iš tikrųjų. Galim sakyti, tai vienas įdomiausių krepšinio elementų tau? Taip, toks vienas įdomiausių perimi ir 2 taškai. Apskritai, iš tiesų tu žaidži netgi 2 moksleivių pirmenybėse, taip pat dabar išbandėjai savo jėgas ir moterų krepšinio lygoje, kaip viskas spėjai? Net nežinau, iš tikrųjų ten trenerė paderina ir varžybas, keletą nuima, o šiaip, žinau, man patinka kol kas. Viską stengiuosi spėti, viskas suderinu kažkaip, tikiuosi tai bus ir toliau. Nenukentės mokslai? Tikiuosi ne, kol kas dar nenukentėjo. O kaip tas moterų krepšinio lygos lygis labai skiriasi nuo vaikų pirmenybių? Taip, iš tikrųjų labai skiriasi. Pats žaidimas, pats visai kitas mąstymas, visai kitaip reikia žaisti, iš tikrųjų labai skiriasi. Komandos draugės šiltai priėmė, net turbūt esi jauniausia. Taip, nors ir jauniausia, bet labai šiltai. Visos vienodai bendrauja, nors ir jaunesnė už jas. Taip jau sutapo, kad abu naudingiausi MKL lapkričio mėnesio krepšininkai Lukas Lekavičius ir Dalia Belickaitė yra geriausių metų trenerių, atitinkamai Arūno Visocko ir Diliaros Velišaivos auklėtiniai. Taigi kaip jaunuosius talentus apibūdintų šie krepšinio specialistai? Iš tikrųjų yra nuostabus žmogus ir dar nuostabesnis žaidėjas. Manęs kažkada apie jį klausė išvardinti jo trūkumus, tai aš ilgai galvojau ir vienintelį trūkumą įvardėjau kaip žemą ūgį gal tik tai. Nors apie bet kurį kitą žaidėją negalvodamas galėčiau įvardinti trūkumų nemažai. Ir tikrai tikiu, kad jisai daug pasieks krepšinio. Žinot, galim kaip apibūdinti. Ir
geras žmogus, po pirmo yra, žinot, daug turi draugų, jie bendrauja labai gražiai. Aikštelė yra tokia atvira, nėra tokia nėra pikta žaidėja, nėra viskas normaliai. Jie dirba, labai daug vaikas dirba, suprantat. Man atrodo, jie turi tikslą, siekia tą tikslą, puikiai siekia. Dabar darome pertraukėlę, po kurios kalbinsime Joną Mačiulį ir apžvelgsime svarbiausias MKL naujienas.